Renaldas, reiškia, pirmiausia susirašė visus projekto darbus ir padarė jų hierarchinę struktūrą. Bet kaip matėm, reiškia, kad galime suglausti, išplėsti ir panašiai. Ir kiekviename tokiame darbų pakete sudėjo pradžios milestone ir pabaigos milestone. Ir bet kur bebū, paimam kažkokį tai, jis ne visur, čia matos, pradžios neįdėjo, pabaigą imam kitą darbų paketą. Darbų paketas, pradžia, pabaiga. Kada jau tokie darbų paketai yra padaryti, mes galime juos surišti ryšiais. Ir šitoj vietoj yra labai dažnai projekto vadovai padaro klaidą, kad pradeda nuo viršaus žemyn kiekvieną darbą rišti su kitu darbu. O yra žymiai paprastesnis ir lengvesnis būdas, kuris susideda iš dviejų etapų. Pirmas etapas tai yra, kad mes paimam projektą ir jį padarom aukščiausiame lygyje. Kad būtų aukščiausias lygis. Ir tada išsiskleidžiame tik tai vieną stambę dalį. Visą stambę dalį. Ir visos kitos, tai jos šiuo metu nedalyvauja darbe. Ir tada įmame, kaip sakot, čia bus antras žingsnis. Pirmas žingsnis, tai yra, mes tiesiog suglaudžiam visą projektą, paimam vieną dalį, ją išsiskleidžiam ir pirmame žingsnyje mes padarome ryšius tarp mažų darbų grupių. Yra viena darbų grupė, šičia. Ir darome ryšius tarp darbų grupių. Ir 80% dažniausiai bus taip, kad ryšys bus finish to start. O jeigu ryšys yra finish to start, yra labai paprasta jį uždėti. Tiesiog aš pažymiu visus darbus, nuo kada iki kada, nuo pirmo iki paskutinio, apimant milestone, ir paspaudžiu surišimo, reiškia, ryšio ikonėlę. Aš padarysiu, kad matytųsi daugiau jums. Ir jis tiesiog padarė grandinėlę. Toliau aš negalvoju, su ko ta grandinėlė turi rištis. Aš einu prie kito mažo paketo ir vėl galvoju, kaip čia surišti būtent šitos darbus. Ir dažniausiai 80% vėlgi bus taip, kad reikės surišti tokiu ryšiu. Ir tik labai retai, kada bus, kad kažkokie tai darbai bus lygiagrečiai. Pačiame tame mažame pakete. Dažniausiai jie bus suplanuoti, kad sakysime, nubraižyti pirmo cecho planą, paskiau nubraižyti pirmo cecho planą su ištraukimu ir suspausto oro sistema ir suderinti planą su įmonės vadovais. Nebus taip, kad derinti planą tuo pačiu metu, kai jį braižome. Dažniausiai mes kažką padarom, paskiau darom kažką kito ir paskiau dar kažką kito. Ir tai yra būtent specifika tokių mažų darbų paketų. Ir pereinam per visą projektą. Ir labai nesunku yra tą dalyką padaryti. Dabar, sakysim, kaip daryti, jeigu iš tikrųjų šitie du darbai būtų lygiagrečiai, o tik po to suderiname planą su įmonės vadovais. Kaip aš galėčiau tą greitai, nesunkiai padaryti? 2 kartus paspausti ant tos rodiklės. Ir vis tiek mes to neišspręsime. 2 sykius paspaudžiau ir aš galiu perdaryti ryšį. Galiu pasakyti start to start ryšį. Taip? Bet čia yra klaida. Klaida yra tai, kad pradžia darbų paketo vis dėlto yra milestone'as. Ir turėtų būti ryšys iš milestone į pirmą darbą ir iš milestone į antrą darbą. Tai dėl to, taip tokiu būdu perdaryti nėra labai geras pavyzdys. Geresnis pavyzdys būtų panaudoti predecessor ir successor stulpelius. Pamenat? Ir čia yra labai paprasta. Visko pradžia reiškia yra milestone'as. Ir sekantis successorius, sekantis darbas, jam yra 17. Matot, dėl to yra 17. Bet taip pat jam yra ir 18 darbas. Tai dėl to aš turėčiau šitoj vietoj, dabar nepamenu, ar per kablelį, ar per kabletaškį. Čia skirtingai nuo kompiuterio, netiko, reikia per kabletaškį. Kabletaškį. Jisai reiškia tą ryšį padaro. Aš šitą ryšį ištrinsiu, nes čia buvo,
neteisingas ryšys uždėtas. Va. Aš paimu ir sudėlioju skaičiukus. Predecesorius tai yra, kas prieš tą darbą eina, o successorius, kas po to darbo eina. Tai bet jeigu aš stoviu ant šito 18 darbo, tai jam prieš tai yra 16, o 16 matot yra va šitas, milestaunas, o po jo einantis darbas yra 19. Prieš ir po. Aiškiai, tokia vat. Tik vienintelis dalykas, kad va čia dar vienos nuorodos į suderinti su įmonės vadovybė. Dėl ko? Kad gali būti taip, kad aš uždėlsiu su šito darbu ir kol abu nepadaryti aš nederinu su įmonės vadovybė ir gali būti, kad aš uždėlsiu su antru darbu. Tai turi būti tokia kaip elektros grandinė eiti. Ir būtent vėliausias darbas, kai yra lygiai grečiai, vėliausias darbas apsprendžia, kada prasidės kiti darbai. Nepriklausomai, kad, pavyzdžiui, aš šitą padarysiu labai labai greitai. Bet kol abi schemos nesuderintos, aš su vadovybė nederinu. Tai tam labai paprasta yra naudoti va šitos skaičiukus.